Ar žinote vietą, kur baigėsi laimė? Kur anksčiau dirbo 3000 žmonių, o dabar ne vieno nebėra. Kalnuose yra cemento gamykla, kuri uždaryta 20 metus. Joje įvyko baisi avarija. Žuvo daug darbininkų. Kas tada nutiko? Atvejai, sąmokslo teorijos, vyriausybės politika. Savininkas paliko šalį. Dabar tik tyla, tik mirtis. Tačiau klausimas vis dar lieka. Ar tai tiesa? Ar tai nelaimingas atsitikimas ar planas? Eikime vidun ir sužinokime tiesą. Viduryje žaliųjų Lietuvos kalnų stovi didžiulė cemento gamykla. Ši gamykla atrodo tikrai gražiai. Jos pastatai labai dideli ir tvirti. Tačiau dabar ši gamykla visiškai tuščia. Čia nevyksta joks darbas. Čia nėra darbininkų, jokių garsų, jokio judėjimo. Tik tyla. Nepaprastai tylu. Ši gamykla sandariai uždaryta. Durys užrakintos. Viskas uždaryta. Ši gamykla stovi toje pačioje būklėje jau 19 metų. Net kai lyja, ji tuščia. Net kai dulka, ji tuščia. Net kai šalta, ji tuščia. Niekas nevadovauja. Nėra savininko. Nėra vadovo. Ši gamykla stovi visiškai viena. Atrodo, kad pasaulis ją pamiršo. Ši gamykla turėjo labai šviesią praeitį. Buvo laikas, kai ši gamykla buvo labai garsi. Čia dirbo tūkstančiai ir tūkstančiai darbuotojų. Vien šioje gamykloje dirbo apie 3000 žmonių. Visi šie žmonės buvo labai laimingi. Jie mylėjo savo darbą. Jie taip pat buvo laimingi savo gamyklos savininku, nes šis savininkas buvo labai geras. Jis rūpinosi savo darbuotojais, jis jiems gerai mokėjo. Ši gamykla buvo palaima vietos gyventojams. Jis pradžiugino daugelį šeimų. Jis išleido daug vaikų į mokyklą. Jis suteikė daugeliu žmonių namus. Ši gamykla buvo viso regiono širdis. Kiekvieną rytą pūsdavo šios gamyklos švilpukas. Tūkstančiai darbuotojų eidavo į darbą. Aiškiname apie savo transporto priemones. Po pietų švilpukas vėl pūsdavo. Tada visi grįždavo namo. Pagyvenęs darbininkas. Jam 17 metų. Jis sako visą tiesą. Jis sako, kad mes visi daug metų dirbame šioje gamykloje. Visą savo jaunystę praleidome šioje gamykloje. Visa mano laimė buvo šioje vietoje. Ši žinia yra labai svarbi. Šis pagyvenęs vyras prisimena skirtingos jaunystės dienas. Jis pasakoja, kaip visi jautėsi laimingi dirbdami kartu. Bet tada vieną dieną viskas pasikeitė. Įvyko didelė avarija. Tai buvo avarija, dėl kurios gamykla buvo uždaryta. Šis šeichas labai liūdi, kai tai prisimena. Jo akyse kaupėsi ašaros. Jis prisimena savo jaunystę. Jis prisimena savo draugus, kurių šiandien nėra šiame pasaulyje. Atėjo diena, kuri viską pakeitė. Ši diena buvo labai nelaiminga Lietuvai. Ta diena gamykloje įvyko didelė avarija. Buvo rytas. Visi buvo užsiėmę savo darbu. Staiga kilo gaisras ten, kur buvo sumontuotos daug didelių mašinų. Gaisras buvo labai greitas. Vos pastebėtas jis išplito po visą teritoriją. Visi pabėgo. Daug žmonių buvo įstrigę viduje. Jie šaukėsi pagalbos. Tačiau visų išgelbėti nebuvo įmanoma. Gaisro triukšmas buvo garsus. Dūmai buvo visur. Vaizdas buvo labai bukinantis. Šioje avarijoje žuvo daug geraširdžių darbininkų. Kai kuriems iš jų tikriausiai buvo tik 25 metų. Viskas, ką jie turėjo, buvo prarasta. Jų šeimos labai liūdėjo. Po šios avarijos viskas sugriuvo. Visi labai supyko. Apie bylą buvo informuota vyriausybė. Tada prasidėjo didelės bylos. Teismuose vyko daug metų posėdžių. Atvyko teisininkų komandos. Buvo duodami liudijimai, tačiau rezultatų nebuvo. Gamyklos savininkas, kuris buvo užsienietis, labai jaudinosi. Jis manė, kad ši byla niekada nesibaigs. Jis turėjo grįžti į savo šalį, tačiau vyriausybė jo neleido. Kiek ilgai tai tęsis? Gamyklos durys uždarytos, joks darbas nevykdomas. Darbuotojai tampa bedarbiais. Viskas sustojo. Įstatymai veikia labai lėtai. Vietiniai gyventojai sako, kad tai nebuvo paprasta nelaimė. Čia buvo sąmokslas. Daugelis žmonių mano, kad ši nelaimė buvo sukelta tyčia. Kodėl? Nes ši gamykla buvo labai pelninga.
Šios gamyklos nuosavybė buvo labai vertinga. Vyriausybės žmonės ją stebėjo. Jie norėjo, kad ši gamykla priklausytų jiems. Nes gamyklos savininkas buvo užsienietis. Vyriausybė nemanė, kad tai teisinga. Vyriausybė norėjo, kad ši vieta priklausytų jos žmonėms. Taigi galbūt jie suplanavo šią avariją. Vietiniai gyventojai sako, kad prie to prisidėjo daug vyriausybės žmonių. Prie to prisidėjo daug svarbių žmonių. Tačiau nėra jokių įrodymų, jokių paneigimų, tik įtarimai, tik gandai. Byla tęsiasi jau seniai po avarijos. Praėjo metai. Sprendimas nepriimtas. Fabriko savininkas prarado ryžtą. Jis nebegali gyventi Lietuvoje. Jis labai nusivylęs. Jis jaučia, kad jam daroma neteisybė. Žmonės jį kaltina, vyriausybė jį persekioja. Teismas jam nepadeda. Vieną dieną jis priima sprendimą. Jis palieka savo gamyklą. Jis palieka tūkstančius darbininkų. Jis grįžta į savo šalį. Galbūt jis mano, kad dabar šioje šalyje nebeturi ateities. Tikriausiai jis labai liūdi, kai išeina. Jis mato savo gamyklą paskutinį kartą. Jis niekada negrįžta. Praėjo 2 dešimtmečiai, bet byla dar nebaigta. Padėtis tapo labai keista. Nei savininkas, nei vyriausybė nerado gamyklos. Byla vis dar nagrinėjama. Bylos vis dar teisme. Sprendimo vis dar laukiama. Nežinoma, kada jis bus priimtas. Galbūt kitais metais. Galbūt po 10 metų. Galbūt niekada. Sistema labai lėta. Viskas sustojo. Gamykla tuščia. Mašinos neveikia. Pastatai apgriuvę. Kitose šalyse veikia naujos gamyklos. Tačiau ši gamykla tik laukia. Tiesiog tuščia, tiesiog apleista. Byla dar nebaigta. Kai nueini į gamyklą, pirmiausia pamatai mašinas. Kiek cemento šios mašinos pagamino? Kiek darbo jos turėjo atlikti? Tačiau dabar visos šios mašinos neveikia. Jos surūdijo. Jos skleidžia dūmus ir blogą kvapą. Alyva išdžiuvo. Vamzdžiai sulūžę. Stabdžiai įtrūkę. Varikliai sustojo. Visko nebėra. Niekas neateina jomis pasirūpinti. Šios mašinos buvo uždarykos 19 metų. Galbūt kai kurios iš jų sulūžo ir subyrė. Galbūt kai kurias pavogė žmonės. Tačiau daugelis mašinų vis dar stovi ten. Mirties būsenoje. Neveiklos būsenoje. Šiuose mašinose nebėra sielos. Gamyklos pastatai taip pat labai apgriuvo. Stogai įgriuvo, sienos išdaužytos, langai be stiklų, durys atviros, vėjas pučia iš lauko, lyja lietus, gyvūnai lenda vidun. Viskas sunyko, ant sienų išdygo šakos, išdygo augalai, galbūt net medžiai pradeda augti, dažai išblukę, viskas surūdyja. Vieta labai purvina, labai tamsu. Graži gamykla, kuri ten buvo, dabar visai kitokia, visai sugriuvusi, visai negyva. Šie pastatai tikriausiai po 4 metų visai sugrius, o galbūt jie visada taip stovės. Dabar vietiniai gyventojai sako, kad šioje gamykloje gyvena vaidoksliai. Ši istorija labai paplitusi. Daugelis žmonių ją girdėjo. Daugelis žmonių tikė, kad avarijoje žuvę žmonės vis dar čia. Naktį girdisi triukšmas. Mašinų garsai, žmonių šauksmai, kažkano verksmis. Žmonės sako, kad naktį čia eiti pavojinga. Daugelis jaunų žmonių sako, kad naktį čia matė vaidokslius. Jie vilki baltuosius drabužius. Jie labai liūdni. Jie šaukia. Jie trina rankas. Šios istorijos gali būti teisios. Jos gali būti melas. Bet žmonės jomis tiki. Dabar gamykloje čia tik vaidoksliai. Tik šakos. Tik tyla. Kas dabar yra ši gamykla? Tai paminklas, tai kapas, tai klausimas, tai tyla. Ši gamykla visada stovės Lietuvos kalnuose. Ji niekada nebedirbs. Galbūt vyriausybė ją vieną dieną nugriaus. Galbūt savininkas vieną dieną sugrįš. Bet visa tai yra svajonės. Faktas yra tas, kad gamykla stovėjo tuščia. Ji stovėjo tuščia 19 metų. Galbūt 1000 metų. Ji visada buvo tuščia. Žmonės čia ateina, jie fotografuoja, jie užduoda klausimus, bet nėra atsakymų.
nėra vilties, tik tyla, tik vienišumas. Ši gamykla vaidokslinė Lietuvos svajonė, ji tęsis amžinai. Istorija, kurią jums papasakojame, yra ne tik apie vieną gamyklą, tai visos sistemos žlugimo istorija, tai vyriausybės nebailingumo istorija, tai šalies savanaiškumo istorija. 3000 šeimų vis dar laukia, kol kas nors joms suteiks teisingo, kas nors jas parems, bet niekas neateina, niekas neklauso. Ši gamykla ne tik pastatas, tai liudininkė, tylusis liudininkas, kuris viską mato, viską žino, bet nieko negali pasakyti. Klausimas, kas dabar bus? Ar kas nors atgaivins šią gamyklą? Ar kas nors įdarbins šiuos darbininkus? Ar kas nors jiems suteiks teisingo? Galbūt taip, galbūt ne. Šis pasaulis toks griautus, ši sistema labai lėta. Bet mes turime tikėti, kad vieną dieną tiesa išsiaiškins. Vieną dieną teisingumas bus įvykdytas. Vieną dieną ši gamykla vėl veiks, o galbūt ji taps paminklu, šedevru, kuris mokė žmonės, kaip svarbu kovoti už tai, kas teisinga. Žiūrovai, prašome užsiprenumeruoti mano kanalą. Ačiū.